Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus priėmė žmones ir kalbėjo jiems apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Diena pakrypo vakarop. Prisiartinę 12 tarė: paleisk žmones, kad jie nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Jėzus atsiliepė: jūs duokite jiems valgyti. 12 atsakė: mes nieko daugiau neturime, tik 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šitai miniai. O buvo ten apie 5000 vyrų. Jėzus įsakė mokiniams: susodinkite juos būriais po 50. Jie taip padarė ir visus susodino. Tuomet paėmęs 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino, ir dar buvo surinkta 12 pintinių nuo likusių kąsnelių. Šis pasakojimas apie duonos padauginimą įdėtas pačioje kelionėje į Jeruzalę pradžioj. Jėzus mokė Galilėjoje, dabar keliauja į Jeruzalę, kur už mus mirs ir prisikels. Tai tas valgymas jau yra kryžiaus šviesoje, lygiai kaip per šventas mišias, per Eucharistiją mes sakome tą vakarą prieš savo mirtį ar prieš tai, kai už mus mirė, Jėzus paėmė duoną, vyną ir taip toliau. Tas dalymasis gyvybės duona išganimo taure visuomet yra kryžiaus šviesoje arba kryžiaus šešėlyje. Maitinti žmonės, kurie trokšta, kuriem reikalinga valgio gyvenimo kelioniai, ir tą daryti džiaugsmingų bendravimų prie stalo. Mes galime įsivaizduoti tos 5000 vyrų ir nežinia kiek kitų žmonių, kurie galėjo visi pasimaitinti ir dar liko. Dievas maitina tą alkaną kūriniją Dievo žodžiu, kurį Jėzus skelbia. Ir aišku, šventoji komunija, dalyvavimas toj šventėj, nėra skirtas tobuliems žmonėms arba angelams, o vargstantiems, silpniems, trapiems, baimingiems, kaip dauguma mūsų. Mes kartais iš vaikystės susidarom įspūdį, kad jeigu esam jau tobuli ir buvom visą savaitę geri, eisim komunijos. O jeigu mūsų širdis plyšta, tai tada lyg netinka, nes negerai jautiesi. O kaip tik yra atvirkščiai, mes žiūrim, kaip Jėzus darė. Jis palietė, ėjo, kalbėjo, gydė kaip tik nesveikuosius, o ligonius. Ta didžiulė tarnystė yra dalytis Eucharistiją su tais, kurie negali dalyvauti bažnyčioje mišiose, kurie serga, yra kalėjimuose arba prieglaudose ar namuose slaugomi. Ir štai labai graži tarnystė bažnyčioje jau dešimtmečius yra šventos komunijos dalytojai. Žmonės, kurie pasiruošia kurseliais, pamokėlėm ir tada talkina per mišias, ypač jeigu yra daug žmonių ir dar dalyjama abiem pavidalais, kaip pas normaliam pasaulyje daroma. Ir paskui išnešioja komuniją kitiems. Ta komunija, kurią laikom tabernakulį, yra iš esmės skirta tiems, kurie serga. Kai aš dirbau 8 metus lietuvių misijoje, parapijoje prie Čikagos, aš pats per metus paprastai aplankydavau 30 ligonių patepimo sakramentų ir komuniją. Ir aišku, žmonės norėdavo eiti išpažinties. Kai mes įgijom komunijos dalytojus, pirmais metais buvo išdalyta 1000 komunijų ligoniams, prieglaudose ir kitur lietuviams. Antrais metais 1500, daug daugiau negu vienas vargšas kunigėlis galėtų pasaulio aplakstyti. Ir žmonės, kurie dalyja komuniją,
labai gražiai mato, kokiom šviesiom akim ar kartais vargingom akim arba viltingom akim žmonės priima tą šventą komuniją, tą bendrystę su krikščioniška bendruomenė susirinkusią bažnyčioj ir svarbiausia bendrystė su Jėzumi mūsų gyvenimo kelionėj, kai mes kiekvienas nešam savo kryžių ir esam reikalingi kitų paramos ir šventosios dvasios jėgos.